Na, iki šiandieną esu patenkintas tuo darbu, kurį nudirbome Palangoje. Jau minėjau, kad patenkintas. Aš pirmą kartą susidūriau su Sigitu Kavaliausku. Man labai priimtina jo darbo metodika, tą, ką jis dirbo. Esu patenkintas, kaip vyrai dirbo. Kol kas viskas be sutrikimų. Nu, aišku, pasitaiko ten tokia kažkam traumelė, kažkam senos bėdos kažkiek trumpai išlenda, bet tai yra normalus procesas ir bendro vaizdo kol kas negadina. Tai dabar Kaune kam didžiausia dėmesį skirsite treniruotės? Rytinės treniruotės skirsime daugiau individualiam darbui. Pavyzdžiui, pirmą dieną, pirmą rytinę daugiau skiriama puolimui. Antros dienos rytinę daugiau individualiai gynybai. Vakarinės treniruotės skirsime bendrai taktikai. Ir dar neužmiršim fizinio pasirengimo, dar abiejų ciklų vakarinės dar atiduosim į Sigito Kavaliausko rankas. Kada Jonas Valančiūnas atvyks? Nu, nesu aš patenkintas šitą situaciją. Galvojau, kad jis jau atvyks anksčiau ir bent žiūrės, ką mes darome, nes be abejonės mums reikės daug ką kartoti. Yra NBA klubai, kurie labai gražiai bendrauja su Europą ir siekdami abipusio, kaip sakant, pasitikėdami vieni kitais ir siekdami abipusės naudos, juk ir mes norim, kad tas žaidėjas geriau žaistų ir jie. Ir yra klubai, kurie labai arogantiški, kurie nuperka bilietą paskutinę dieną ir tai juk jam dar adaptacija bus atvažiavus. Taip, kad aš galvoju, kad tai nėra teisingas sprendimas ir vis dėlto tie vaikinai, kurie nėra tokie šokliai, atletiški, kaip sakykime, juodaodžiai krepšininkai, auga pas mus ir visai sėkmingai žaidžia NBA klubuose. Tai kaip suprantu, tai yra 5 savaitės iki Europos čempionato? Taip, tai kas yra parašyta sutartyje su FIBA, jie laikosi tokio, kad jisai neatvažiuotų anksčiau. Nu, jeigu jūs jau jam draudžiat sportuoti ir galvojat, kad kiekvienas mūsų prisilietimas sugadins tą vaikiną, tai bent jau galėtų mūsų treniruotę stebėti. Kokie reptai, sakykit, motyvai dėl to, kodėl taip? Čia jau jų reikia klausyti, dar kartą sakau, yra klubų labai didelių, labai garsių, kurie labai gražiai bendradarbiavo. O pavyzdys Donatas, kodėl iš čia, o ne vasaros lyga. Bet yra klubų, kurie arogantiški. Ar kažkokie tai tų klubų vadovai. Dėkui.